Pasielgti kitaip nebuvo galima. Nuo pirmos dienos, kai šeimoje atsirado mažas bejėgis kūdikėlis, gimė ypatingas jausmas. Likimas susiklostė taip, kad buvau vienintelis žmogus, jam galintis padėti išgyventi šiame pasaulyje. Neįsivaizduoju, koks bejausmis žmogus turėtum būti, kad pasielgtum kitaip. Meilė augo nepastebimai. Ji vis didėjo ir didėjo, patyrėme kartu labai daug. Verkėme kartu, bėgome iš namų kartu, gynėmės kartu, išgyvenome nepriteklių kartu, juokėmės kartu. Net į pasimatymus su mano būsimu vyru ėjome kartu. Taip mes abu, dar nepilnamečiai, tapome globėjais, antraisiais mama ir tėčiu. Išbandymai žmogų padaro stipresniu. Kuo daugiau patiri gyvenime, tuo labiau įvertini mažus dalykus ir tampi didesniu optimistu. Daugelis aukštąjį išsilavinimą įgijo anksčiau, iškart po mokyklos baigimo. Aš šią svajonę galiu įgyvendinti tik šiemet. Anksčiau nebuvo kada galvoti apie save. Daugelis mano bendramžių turi vaikus, kuriems iki 7 metų amžiaus. Kiek daug jie tikisi iš savo vaikų. Pamoka numeris 1. Visiškai nesvarbu, kokie bus mokslo rezultatai ar kokią specialybę pasirinks tas vaikas. Svarbiausia, kad jis būtų laimingas, geras žmogus. Toks turėtų būti kiekvienų tėvų ir globėjų tikslas. Meilė lydi mane kasdien. Žinoma, prireikė labai daug metų, kad atleisčiau tėvams už visus šiuos išbandymus, bet šiandien drąsiai galiu sakyti, valio, aš esu laisva. Duobių buvo labai daug. Buvo dalykų, apie kuriuos nebenorėjau pasakoti niekam. Aplinkiniai mane guodė. Kokia tu nelaiminga, atsisakyk globos, tu neprivalai to daryti, pagailėk savęs. Galvodavau, ar jūs suprantate, kad man nereikia, jog jūs mane smerktumėt. Man reikėjo tiesiog, kad išklausytumėt. Kiekviena nauja diena buvo naujas žingsnis pirmyn, kuris atversdavo baltą lapą. Kasdien kartojau savo, kad nuo šiandien bus kitaip. Mes tai jau perėjome. Juodžiausiamis akimirkomis mane guodė mano pačios tvirtybė ir žinojimas, kad padariau viską, ką galėjau. Pagalbą man suteikė psichologė bei globos koordinatorė. Joms galėjau papasakoti viską. Visi kiti žmonės buvo mano artimieji, kurie norėjo mane apsaugoti nuo skausmo, ašarų, išgyvenimų. Aš juos suprantu ir esu dėkinga. Tačiau jie taip ir nesuprato, kad aš esu kambaryje, iš kurio išeiti viena negaliu, nes mano širdis išgyventų pačią didžiausią netektį. Aš netekčiau vaiko, o kartu ir savęs. Jei jau nusprendėte, kad galite tapti globėju, vadinasi, jaučiate, kad turite ypatingą misiją padėti žmogui. Mano patarimas nebijoti padėti. Patikėkite manimi. Vaikas, kuris kentė nepriteklių, neturėjo naujų batų, mobilaus telefono, viską įvertins daug labiau nei vaikas, kuris gauna viską. Jis tiesiog nesupras, ką tai reiškia. Aš esu dėkinga likimui už išbandymus, kuriuos patyrusi dariausi vis stipresnė ir stipresnė. Jei mano gyvenimo istorija kažkam bus įkvėpimas tapti globėju, būsiu labai laiminga.